Labą dieną, labas vakars ir labas ryts visiems. Šiandien mes žaisim naują horror žaidimo pavadinimu Let Me In. Nežinau, kodėl ant nenori full screen'ų veikti. Tipo, jis veikia full screen'ų, bet aš kai pasijungu full screen'ą, aš savo pelytės nebematau. Tai mes jums padarysim full screen'ą, bet man tiek žaisti taip. Nieko nelaukdami galim pradėti žaidimą. Ok, kas tu toks? Pasilgų tave sako. Jeigu tik galėčiau būti namuose tą naktį, jeigu būčiau buvęs namuose tą naktį. Tikriausiai čia mūsų žmona, draugė, gal nežinau, bet kaip suprantu, tai jai kažkas nutiko, ji mirė. Nežinau kur tu, bet tikiu, kad tu gyva. Never mind, ji nemirė dar, ją tiesiog pagrobė kažkas. Kažkur. Very sad. Labai liūdna tikrai. Čia likti yra labiau tokia vizualinė novelė ar kažkas panašaus, tai visai smagiai gal bus išbandyti. Nežinau, kiek laiko jau praeina tavo pradingimo. Praradau jau tą jausmą laikas, nebežinau, sako, kas čia yra. Ir nežinau, kas tau nutika. Vienintelis dalykas, kuris man padeda išgyventi kiekvieną dieną, yra prisiminimai. Prisiminimai apie tave, Jėzau, kaip gražiai. Nu, ką, eisam surasti, ne? Kažkokie garsai ir pagarsinkim biškai, kad ir jūs girdėtumėt laikrodį. Mano mėgstamiausias TV serialas, TV laida. Šviesios su šviešiais. Puikiai. Ryškios šviesos. Ir mirksintis ekrans mane nuramin, man labai epilepsijos priepuoliai varo, bet kiekvienam savo spėjau. Jaučiuosi saugus čia. Mano namai yra mano pilis, ne? Mano tvirtovė. Užsimerk. Pala, gal aš galiu full screen žaisti, nes realiai netrodo, kad man šitos pelytės labai reik. Girdžiu savo mėgstamiausią TV serialą. Girdžiu laikrodį ant sienos. Vaikeli, ne. Dabar te pastebėjau, kad taip neveiks. Kažkodėl, kai full screen'ų pasidaro, netgi OBS'as neberekordint. Ok, įdomi, tiesiog žaisim taip. Ar žinai, kur tu esi? Kai užmerki savo akis. Aš prisimenu, kaip mano kambarys atrodo. Iš tikrųjų, daug kambarių taip atrodo. Bet jaučiuosi saugus manajame. Nu, aprodys, kaip atrodo. Ar tu vienas? Kol kas jo. Taip, aš vienas. O Jėzau Kristų įsigandau. Buvo po 2:10 nakties. Kas galėjo pabarškinti man į duris? Geras klausimas. Pasigarsinkim, bet biškai žaidimą. Va čia tai bus experience'as. Kas tai galėtų būti? Ar man reikės eiti pačekinti? Reikia eiti pačekinti, jep, patikrinti. Bet man čia paikščiai nereikės čia, kaip suprantu. Čia literally viskas, ko šitam žaidimui reikia, tik mano pelytės. Kažkas labai tvuokė, sako, prie tų durų. Nieko negirdu. Bet jaučiu, kad kažkas stovi už durų. Literally skambink policijai, pareigūną, malio 112, atidaryk duris. Tikriausiai turėčiau eiti ir atidaryti duris. Kodėl tu neinvestavai į akutę? Fucking akutę. Seni, be šansų. Nedaryčiau durų, nekadas gyvenime. Turi akutę, gerai, pažiūrėkam pro akutę. Nu, supratau, žodžiu, jokios naudos nėra iš savo tos akutės. Šiaip nuotrauką prisklijavęs prie durų, žiūri nuotrauką, sakau, labai gražus koridorius. Nieko nėra už durų. Bet jaučiu kažkokį smirdantį kvapą tenais pabiškiant didėjai ir didėjai. Ir pajudėjant už mano nugaros, ką tu turi omeny? Aš girdu kažkokius tylius garsus iš mano orlaidės virtuviai. Ne orlaidės, o kur ventiliatorius yra. Ne ventiliatorius, o kur dūmai. Kai jie leid dūmus, praein kažkur, neįskrendi lauką, nežinau kaip vadinas. O gal čia tik aš? Žiorks? Tikriausiai žiorks. O gal kažkas bando įsilaužti mano namą? Nu, kas galėtų į tavo namą pro ventus įsilaužti, tai tik tai žiūrkės tikrai. Daugiau nieks nepralystų. Nebent čia ventai didžiuliai. Tie tokie komerciniai, žinai, kur maksimai būtų pastatyti. Jis kažkaip įeis į mano namą ir kažkur paslėps, kol aš neužmigsiu. Ok, palaukit minutę, man labai smegenis neveik. Prasukam biški varžtus viduj. Ok, perskaičiau 3 kartus, supratau. Ansakant, įeis į mano namus į kažkur pasislėps, kol aš užmigsiu. Taip, vėl nebesuprantu. Važiuojame į priekį, žodžiu, kiek čia galim pasiteigę sėdėti. Ir suvalgys mano viduris. Vaikeli, vėdarų pasidarys kokiu. Įliai. Kaip žiūrkės valgo maistą vičinę, jo, virtuviai. Nu, įdomi tavo vaizduotė pasakysiu. Neturėčiau aš panikuoti. Aš vis dar savo namuose. Nieks man šiandien nepalies, kol aš čia ne. Girda, draugai, pas ten.
Mano namas, mano pilis, my life, my rules, yes. Aš čia saugus jaučiuos. Techniškai atidaryti duris gal būtų geresnis sprendimas dabar, ypač jeigu mes kažką iš virtuvės girdam, tai atidarykim duris. Vis dar nieko nebuvo už durų. Tikrai sako, jaučiu kažkokį tą smirdantį kvapą. Ne pelėsio, o įrimą. O, kaip gerai sugalvojau. Galbūt kažkas, kas stovėjo už durų, rado kitą būdą įsilaužti mano namą. Nu, nežinau, nebent pas tavęs sienas popierinės, tai kažin. Žmonės galvoja, kad blogi dalykai slepiasi tamsui. Aš žmonės. Aš nemanau. Aš jaučiu saugus tamsui. Techniškai jūs abudu neturat jokios privilegijos, tipo advantage, pranašumą. Va, koks aš protiks radau lietuvišką žodį. Tamsui, nes jūs abudu nieko nemato, tai žinok, aš sutinku, tai gal tu tamsui biškai geriau turėtum jaustis. O, Jėzau, išjungia elektrą, viskas. Ai, čia tu išjungi, vis gerai tada. Galiu įdžiėti savo mėgstamiausią TV serialą, jaučiu moteris meluoja geriau jais. Mano mėgstamiausias serialas. Ir vėlans apie tą šviesas kalb. Aš čia saugus jaučiuos, netgi tamsui. Užsimerk. Ką girdi? Girdžiu savo šou mėgstamiausią ir laikrodį ant sienos. Aš čia dabar girdžiu žingsnius. Kas čia žingsniuoja? Ar mes turam katiną? Bet ten toks Garfields turėtų būti. Ateinančius iš virtuvės. Ir vis dar užuodu tą smirdantį įrimą kvapą. Jau buvo po 2:30 nakties, kai mane aplankė kažkoks lankytojas. O, vaikeli, kaip tu čia atrodai? Nežinau, ar noriu žinoti, kaip tu atrodai. Au, mes mirėm. Blogą pabaigą gavom. Žinot ką, mes gavom pabaigą ir čia progresas, važiuojame į priekį. Dabar kai klaus, ar tu vienas pasirinkim, nesu užtikrintas. Kai tai... O, Jėzau, jau baršaladuoju duris. Ok, dabar eisim prie durų. Pamėginkim atidaryti duris tiesiog. Vėl tas smirdantis kvapas dar labiau sustiprėja. Kas slepiasi tamsoj? Kas nusprendė mane aplankyti tokią valandą 2:30 nakties, jūs visai nublūdė. Beveik 2:30. Nu, neatrodo labai draugiškas vyriškis, sakyčiau. Akis didelės. Atleiskit, kad trukdau jūs. Ši naktis atrodo labai rami. Kas tu būsi per viens velniava? Į ko tu čia į mano namus atėjai? Atleiskit. Aš dažnai tiesiog vaikštau čia, į čia naktim. Ieškau, ką aplankyti. Nu, žinok, ne čia pataikiai, man malonu buvo su tam susipažinti, bet man reikia įdžiūti savo serialą, ką tik reklama baigės. Irena, žinok, tuo eis su Jūrate, kovot per moteris meluoja geriau, viso gero, malonu buvo susipažinti. Kiti žmonės uždaro duris tiesiai prieš mane. Nu, būn, aš irgi uždaryčiau, žinok, tau tiesą pasakius, bet kad tu toks mandagus atrodai visai, tai dar pašnekėk ambiški. Man labiau patink. Man patink pabarškinti, kol aš, žinai, pats įeinu į namus. Tai, žinai, pirmą tu turėtum iš visą neiti į namus, gal pradėkim nuo to, kaip manai. Čia yra tiek daug durų, tiek daug žmonių, tiek daug prarastų sielų. Ar ant yra išganytojus kažkoks ant mūsų sielą pavoksiai suvalgys, aš jau matau. Kai kurios duris, pro jas lengviau įeiti, kai kurios sielos joms nerūpi. Nerūpi kas? Kas tau nerūpi? Jėzau Kristų, apsaugok mane, meldžiu viešpačio aukščiausią. Kai kurie žmonės yra pakankamai dosnus, kad mane įleistų. Tokie žmonės dažniausiai yra draugiški lankytojams. Net čia pataikys, ne?
Man patinka aplankyti žmonės ir jų namus, kai jie vieni. Bet kai naktis pasibaig, man labiau patinka slėptis kur nors tamsoje, kur niekas manęs neranda. Nu jo, aš tave į dabar žinok, tai biški sunkiai žiūriu. Kostiumą, tai matau, tokį labai niuliovą nusipirkai gražus, įskribelaitę lyg tai turi. Oho, koks ponaitis, oi tikras džentelmens. Iki tol naktis, iki kitos ramios nakties, kai aš aplankysiu daugiau žmonių, kurie yra malonus lankytojams. Pašnekėkime apie savo žmoną gal. Mano žmona buvo, sako, labai malonė lankytojams. Please go away, tikrai nesirinksim, nevarysimės iš joje lauk, nes ant įsibraus kiaurai duris, žinau, kad va prabėgs, va dabar paimtų tiesiai, įsibėgtų. Tai arba pirms, arba trečias, bet pasirinkim trečią. Taip. Aš tikriausiai žinojau tavo žmoną. Ji buvo labai maloni. Tu buvai sėkmingas savo žmoną. Ji buvo tokia maloni ir įsileido mane. Ar Ants O viešpatėliau, Ants yra, kuris pagrobė žmoną / nužudė. Mes vis dar nežinom, kas nutiko tiksliai. Tai Ants arba pagrobė, arba nužudė, arba dar kažkas, nežinau. Bet jo, čia tavo darbai. Eik lauką nuo durų, kviesiu policiją. Kaip pabarškinau, jos duris, viena iš durų, kurios lengvai įėjau. Ką tu šneki sėdi? Ką tu padarai mano žmonai? O Jėzau. HD quality paliko iš 1.4.4p pakilo iki 1.80, Jėzau Kristau. Man reikia su tavim būti nuoširdžiai, nenuoširdžiai. Atvirs. Žinai ką? Būtent, aš nesu geras žmogus. Man patinka ramios naktis. Kaip ši. Aš dažniausiai. Nepašneku, aš dažniausiai pagaliau dovaną. Kai aš išeinu. Palieku dovaną, kai aš išeinu. Pasiemu dovaną kažkokią, kai aš išeinu. Tai ką tu mano žmoną pasiėmei? Atrodo labai malonu duoti dovaną savo lankytojams. Jos visada skirtingos, tos dovanos. Kartais žmonės, kuriuos aš aplankau, nenori duoti dovanos, bet tai atrodo labai nedraugiška, nemalonu. Tai aš pats pasiimu dovaną. Na, žinau, kad aš taip darau, juokauju, nedarykit, juokauju. Jeigu mes įeisim, ant mumis nužudys, ne? Nebent mes tam dovaną duosim kokią, gal tada nežudytų. Žinai ką, čia vidun. Koks aš laimingas, sako, kad tu mane įsileidai, kad tu esi toks malonus svečiam. Svetys, pagaliau radau nelankytoją, svetys tinkam žodis. Galbūt aš galiu normaliai dabar įeiti. Buvo 2:30 nakties, kai įėjai ant mano namą. Eik tu šikt, jūs žiūrėk, tai jūs matot, kaip man žiūrėk, atrodo, jūs nematot. Jūs matysit, nes aš suodintinsiu, bet dabar tai jūs nematot. Eik, tai nežinau, ką šneku. Ar aš galiu prisėsti? Ne, Ui, ne, reikėjo pasodinti man, ką aš padariau. Supratau, tai ne problema, spėju. Tai atrodo kaip labai tylus, nešnekitų daug. Man patinka tylios naktis, taip, man irgi tokios patinka. Man patinka labai tylios naktis, kai niekas nenutinka. Tai ramu. Ačiū tau labai. Lauka, ne taip sakė. Taip ramu ir tiek daug laiko vizitams visokiem. Man patinka tokios naktis. Atrodo, kad daug žmonių kitiem irgi tokios naktis patinka. Bet man irgi patinka momentai. Laiko fragmentas, kuris jaučiasi kaip... Ar tu ką tik pakartojai? Nežinau, kodėl pasikartojai tekst. Kuris jaučiasi labai svarbus tiems.
Aš nebesuprantu, man marmeliozės kraliozė. Aš galvoju, nebesugalvoju, kaip išversti. Jau linksmų kalėdų. What could you give me? No, Klaus, ką galėtų man duoti kaip dovaną? Galime duoti kavotis. Žinai, dovana tai kažkas svarbaus tau. Nemanau, kad šitą dovaną tau svarbi. Mes mirėm. Na, aš galiu priimti šitą sprendimą pats. O tu Kristų, koks didelis akis tavo. Šis veidas atrodo man matytas. Man patiko tave aplankyti tą naktį. Aš norėčiau kai ką siimti. Kai ką, kas tave primintų. Viskas mirėm. Mūsų veidą nuplėšė ir susidės ant savęs dabar. Ant atrodo kaip duona. Buvo po 2:05, kai svetis mumis palika. Jeigu policija arba kaimynai galėtų eiti į šitą namą, į šitą butą ir rastų šiek gabalą nuplėštą mėsos be veido. Bet jie negalėjo to padaryti. Niekam nerūpėjo. Kaip liūdna. Niekam nerūpėjo apie kažkokį keistuolį vienuolį vyrą, kuris viens gyvena ilgą laiką. Nieks manęs neras. Nieks neteis. Ar mes dar vieną blogą pabaigą gavom? Damn. Mes žaisim šitą žaidimą, kol mes pasieksim gerą pabaigą. Tas jau garantuotai yra. Pamėginkim man išvarytis. Pratau. Tai kartais nutinka. Kai kurios duris nėra lengva pro jas įeiti. Tikriausiai turėčiau palikti kaip yra. Aš atsiprašau. Tu atrodai blogoj nuotaikai kalbėti su svečiais. Aš tikiu, kad bus geriau, jei ateisiu kitą ramią naktį tavęs aplankyti. Gal iš viso neteik. Buvo 2:30, kai svetis išėjo. Aš tikiu, kad jis sugrįš. Vis dar girdžiu jo balsą savo galvoje. Aš žinau, kad jis mane prisiminė. Aš žinau, kad jis įeis į mano namą. Jis paslėps kokį tamsiai vietoj. Jis lauks, kol aš nueisiu miegoti. Damn. Ok. Dar vieną pabaigą gavom. Tai mums mano būtinai reikia įsileisti vidų. Ir tada ir leiskim jam prisės šį kartą. Aš dėkinga, sako. O tu Kristau, kur tu sėdi? Kas per ranką pas tave kažkokia vištienos kulšelė? Oi, ne. Tu atrodai labai tylus. Nešneki daug. Ar mes norim kitą variantą pasirinkti? Ant yra gestai, nemanau, kad čia būtų geras. Tiesiog sakykim, kad mums labai patinka tylios naktis. Ok, čia galim praskipinti. Labai malonu, sako, yra dovana savo svečiams. Jūs laik būna skirtingos dovanas. Kartais žmonės, kurios lankau, nenori dovaną duoti, bet bla bla bla. Tada duodu dovaną savo. Ką tu man galėtum duoti kaip dovaną? Ignoruokim kol kas. Tu vis dar tylus, žinau. Kartais žmonės nenori kalbėti su svečiais. Žinai, praeitą naktį aš aplankiau moterį su sūnumi. Tai buvo labai tylus vizitas. Vienas iš vizitų, kur jiem neatrodo, kad tai būtų gera idėja duoti dovanas svečiams. Tai turėjau pasiimti dovaną. Tu pasiėmėjim, tu monstre, o Jėzau. Aš prisimenu tos saldžius šauksmus, tu beproti. Bet aš nieko blogo nedariu, ne, šiaip man bairė šaukė. Aš tik pasiėmiau savo dovaną. Vargšė mama galvoja, kad aš paimsiu jo sūnų. Bet tai būtų per daug bloga. Tai aš tiesiog jos veidą nuplėšiu. Man labai patinka galvoti, kad aš esu labai dosnus žmogus. Tai jo sūnus vis dar namuose. Buvo betoniniai sienai. That's crazy. Ant sado uždarė kažkaip, tada užmūrė į paliką tenais.
Jėzu, koks tu dosnus, aš negaliu. Jos kambaryje miegamajame. Labai juokinga istorija. Aš galvoju. Oi, tikrai tu juokinguolį, kiek aš juoktis čia galiu, nebegalėjau juoktis, jau pilvas kaudai klaukant, gal jau man reikia per televiziją pasidaryti kažkokią. Jie tikriausiai nesupranta, kur jos sūnus ir kodėl yra tiek daug musių jos kambariai. Tai tu tą mamą gyvą palikai, kur ta mama yra? O Jėzu. Žmonės yra tokie skirtingi. Aš tikiu, kad kai kurie žmonės galvoja, kad blogi dalykai nutinka jiem, nes jie nusipelnė jų. Arba kad jie padarė kažką blogai. Bet tai neteisinga nuomonė. Iš tikrųjų, blogi dalykai tai tiesiog atsitiktiniai įvykiai. Niekada nežinai, kas nutiks už kelių minučių ar už kelių valandų. Kai aplankiau seną seneliuką praeitą mėnesį, mes turėjom labai gerą pokalbį. Išgėrėm arbatos, kaip tu savo vienu pirštu arbatos geriai, nuo temos nukrypom, bet tas vyras, jis man davė labai dosniai, labai gražią dovaną. Kokią dovaną davė? Žinai ką? Netgi viską, ką pasakiau, taip pat tu sako vis tiek datylus. Ir tu nekalbė daug. Man patiko šis vizitas. Aš galiu. Man patinka, kad aš galiu čia kalbėti. Ar tau patinka kalbėti? Nesu realiai, arba jas galim, arba taip pasirinkti, arba kad nepatinka kalbėti su nepažįstamais. Kas antras variantas, manau, anam irgi visai tiktų. Bet ant techniškai yra pažįstamas, bet ant yra guest, tai mums techniškai turėtų pati kalbėti. Bet mes nekalbam, tai būtų nelogiška, sakykim, kad nepatinka su strangeriais kalbėti. O Jėzau, Kristau, padarė blogą pasirinkimą, amen, aleliuja. Tie žodžiai mane įskaudina, iš tikrųjų. Buvo jau po 2:50, buvo laikas mūsų svetį išlydėti, sako. Atleisk, aš to išeisiu. Aš manau, būtų tau labai dosnu duoti man kokią dovaną. Man patinka galvoti, kad labai dosnu yra dovaną savo svečiams. Ką galėtų man duoti? Ignoruokim vėl. Netgi ir dabar tu, tylus. Galbūt aš suklydau. Atleisk. Turėčiau būti mandagesnis. Visi turi kažką svarbaus. Ir ar čia buvo kažkas svarbaus tau? Mano žmona. Jo, mano žmona. Supratau. Prisiminiau jos riksmus, kai aplankiau ją. Tu monstras. O ne, mes mirėm. Tie žodžiai mane įskaudina. O Jėzau Kristau, viskas. Oi, kodėl ant visą laiką čia? Ar ant tur kepurė ar netur? Tur ant kepurė, man flashlight sustoja. Tie žodžiai yra nerandu tinkamą žodžią. Rude person. Blog žmogus, sakykime. Ar žodžiai žmogaus, kuris gyvena vien dėl prisiminimų. Prisiminimų, kurie tau padeda išgyventi dieną iš dienos. Be jokio tikslo. Be jokio 2 kartus tikslo negaliu sakyti, galiu, pasakysiu, be jokio tikslo. Tik tai jaustis kaltas dėl to, kas įvyko kiekvieną naktį, kai mėginiai užmėgti. Galvoju, kad tai tavo kaltė. Supratau, yra seivai, ką man reiktų pradėti jaučiu 3 būtų greičiau. Dovanusios laiką yra kažkas svarbaus. Ir aš žinau, kad tu turi kai ką svarbaus duoti man. Duokim kažką svarbaus? Supratau. Ta dovana. Ar mes davėm nuotrauką? Jaučiamės davėm nuotrauką. Atrodo labai svarbus dalykas. Aš dėkingas. Mes išgyvenom! Seniai, mes išgyvenom! Ar čia yra good ending? Buvo 3 nakties, kai išėjo guests. Galiu matyti savo kambarį. Galiu matyti savo mėgstamiausią TV show. Galiu girdėti. Ar čia buvo kažkas kitas? Kažkas, ką turėčiau prisiminti? Ant aplankai mes pamirštam. Tikriausiai ne. Tikriausiai tai buvo tik prisiminimas. Tik sapnas. Turėčiau eit miegoti.
Mes atidavėm visus savo prisiminimus su Ana. Ne nuotrauko, o tiesiog mes Ana ištrynėme savo atminties. Kartais prisiminimai yra patys svarbiausi dalykai, kuriuos mes turime. Kartais jie mums padeda gyventi. Bet kartais yra geriau palikti viską kaip yra. End. Negera pabaiga. Dar rasim kitą pabaigą. Oi, no shit. Ko jis žaidims geras? Į tą nemokams, jūs jautat nemokam žaidims. Į toks geras? 10 iš 10. Ok, man atrodo, žinau, kad daugiau nėra jokios kitos pabaigos, nes kaip aš galiu sugalvoti, mes visus būdus išbandėm. Įsileidom, šnekėjom apie žmoną, bla bla bla, leidom atsijęs, neleidom atsijęs. Daugiau nieko aš kito nerandu, tai kiek bus su šito žaidimu? Ats nebuvo ilgs, kas yra puikiai tokiai novelį, aš sakyčiau. Nes kai labai ilgas būn kartais būn, kad įsitęs, nebent istorija būn gera, bet su šito tas creepy faktorius vis dar išliko. Tas monstras atrodo siaubingai drįšiu teikti, akis didžiulės, per pusę veidą. Bet jo, tai moralas istorijos yra, kad kartais brangiausi dalykai nėra mums daiktai ar kažkas, tai yra prisiminimai. Labai faina moralai. Nežinau. Žodžiu, ačiū visi, kad žiūrėjot. Jeigu turit kokią idėją, kokį norėtumėt, kad kitą žaidimą pažaisčiau, pagrindę horror, bet galit ir ne horror siūlyt, gal kažkas įvyks, kas žino, gal ant streamą, gal ne. Bet žodžiu, jeigu turit, tai gali ateiti komentarus, atidaryti komentarų lentyną ir prikrauti visko, tenas jau įsirinksam ką nors. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš vis dar savo seną intro prisimenu, bet jo, su jumis buvau aš ir mes susitiksime su jumis jau visai greitai kitą savaitę. Viso.